Sveiki, laba diena, bendra taro prognozė vasario 3-9 diena. Vėžys, liūtas, mergelė, pradėsime nuo vėžio, pasižiūrėkime, kokiagi bendra savijauta šią savaitę, ta prasme, kokios gi nuotaikos šią savaitę bus vėžio, kokiagi savijauta, kaipgi jaučiasi vėžys, finansai, pirkiniai, pinigai, visa kita, asmeninis gyvenimas, darbas, kokiagi staigmena ir kokiagi naujiena. Taip, dabar bendra savaitės nuotaikos. Iš tikrųjų, vėžys šią savaitę, jisai galbūt planuoja kažką, tai svajoja, planuoja. Tai gali būti tokios svajonės, planai, nesvarbu kokioje srityje, verslas, šeima, namai, jausmai, pirkiniai. Tai žiūrėjimas į tolį. Perspektyvos yra neblogos, va būtent kažkokios tokios nuotaikos yra šią savaitę, kad kažkas tai galbūt yra planuojama. Bet tai gali iš tiesų būti netgi tokias nuotaikas galbūt susijusios su užsieniu, galbūt sužadėtinis užsienį gyvena, galbūt planuojamas kažkokios sužadėtuvės, galbūt kažkokie tai verslo planai, galbūt kelionė tikrai reali yra kažkur tai važiuoti, kažką tai daryti. Žodžiu, tokios nuotaikos yra tikrai pozityvios, galima sakyti. Mintis yra ganėtinai neblogos, planai yra neblogi. Savijauta, va būtent savijauta, vėžys jaučiasi gerai, va būtent pas jį naujas kažkoks jausmas atgimęs, ne? Tai va būtent tas jausmas, kada šnekam apie jausmus, žmogus džiaugtis gali ne vien tik tai jausmų srityje. Kaip mes šnekam apie jausmus, tai apie meilę, šeimą, jausmai, ne, tiesiog nauja darbo perspektyva, nauja kelionė, naujas pirkinys, kažkas tai naujo ir aš esu laimingas. Va būtent ta pirmoji, tas impulsas laimės, mane šitas dalykas džiugina, suprantat? Tai va ta savijauta, kad taip, kažkokie įvykiai vyksta žuvų gyvenime nauji ir ta nauja emocija, ta laimės emocija jinai yra. Finansai, būtent finansai, tai jeigu kažkokie tai planuojami pirkiniai, kažkokie dalykai daromi, tai yra tik šeima, tai yra šeimyniniai pirkiniai, kurie džiugina visą šeimą, šeimos labui. Žodžiu, galbūt va būtent ir yra tas planavimai kažkokie tai žiūrėjimas į priekį, kažkas tai va būtent šeimos labui, šeimos giminės labui, kad visi laimingi. Asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima. Žuvis iš tikrųjų, vėžys iš tikrųjų jaučiasi gerai, stabiliai, saugiai, užtikrintai, tikrai žmogus, kuris šeimoje jaučiasi saugiai, stabiliai ir vis dėlto tai galėtų būti kažkas tai ir naujo gimstančio. Tai va šitą savaitę galbūt kaip kurie vėžiai vis dėlto planuoja, galbūt sužinos apie nėštumą būtent. Nes tai irgi va būtent nauja emocija, finansai planuojami dėl šeimos labo, tai be abejo, kaip sakant, naujas šeimos narys šeimoje, be abejo, finansus jau planuojame visai kitaip negu planavome anksčiau. Žodžiu, tai gali būti va būtent kažkas tai tokio naujo. Būtent darbe, vis dėlto darbe vėžys lieka įskaudintas širdimi. Vis dėlto darbe kažkokios tai naujienos, kažkokie įvykiai yra tokie šią savaitę, kas lieka, kad jis įskaudina tiesiog. Tai galbūt ir be abejo, šičia gali būti daug kas. Taip. Nes va žinot, iš tikrųjų va vėžys turėtų galbūt suprasti realiai situaciją, pamatyti realiai situaciją, kad galbūt atėjo laikas palikti ir eiti į priekį.
Suprantat, galbūt supranta, žino vėžys, kad taip turi būti, bet skauda jam, nenori jisai, suprantat. Galbūt, bet tas, pavyzdžiui, palikimas tos darbo vietos, nutolimas, palikimas, tai galbūt dėl to, kad prasideda naujas gyvenimo etapas vėžio gyvenime ir jisai tiesiog turi palikti tą darbą. O jeigu yra kažkokia naujiena, kad vis dėlto jisai ne tiek kad savo noro, bet jisai turės palikti tą darbą, bet jisai turi suprasti, pamatyti situaciją, kad tai nėra taip blogai, yra galimybių daug. Suprantat, tokia situacija yra, kad vėžiai turėtų pamatyti realiai situaciją ir nesiskaudinti galbūt, kad tai yra neišvengiama. Neišvengiama galbūt dėl pačių vėžių labo. Ir kokiagi laukia staigmena vėžių? Staigmena ir naujiena. Va būtent staigmena gali būti iš vyriškio. Kažkokios staigmenos gali sulaukti vėžiai iš vyro. Ir tai bus ta staigmena, kad vis dėlto kažkokie tai gyvenimo sunkumai galbūt yra jau kaip ir įveikti. Galbūt kažkokia situacija, kas niekaip neišsisprendė, pagaliau jinai išsisprendė. Tai vis dėlto gali padėti šitoj situacijoj galbūt kažkoks žmogus vyriškos lyties atstovas. Ir va būtent ta naujiena tai vis dėlto yra susijusi taipogi su moterimi. Nes čia vyras ir moteris eina. Tai vis dėlto šitoje situacijoje, tai kažkokioj tai būtent su staigmena ir naujiena, vis dėlto gali būti šią savaitę, kad bus ir vyras, ir moteris, kuriuose padės galbūt šitą situaciją suprasti vyras. Ir tai bus ta naujiena, kad būtent galbūt šitoj situacijoje yra kažkokia tai moteris, suprantat. Žodžiu, čia nenoriu fantazuoti, nes čia, kaip sakant, žiūrim abstrakčiai, bet šią savaitę du žmonės, vyras ir moteris, žmonės pilni energijos, žmonės, kurie traukte traukia aplinkinius, supranta, tokie du žmonės, kurie uždega, kurie geras advokatas, jis irgi labai puikus yra toksai žmogus, kuris uždega savo energiją, savo mintimis. Žodžiu, kažkoks gyvenimo įvykis šią savaitę bus susijęs su dviem žmonėm. Bet tai yra pozityvu. Suprantat, vadinas kažkokia situacija, vis dėlto jinai bus jūsų naudai. Ta staigmena. Ir, žodžiu, tai yra pozityvu. Ir dabar pasižiūrėkime liūtas. Tai pasižiūrėkime liūtai dabar šią savaitę. Kokie bus bendros nuotaikos šią savaitę, savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, šeima, jausmai, darbas, užsiėmimas, mokslai, studijos, kokiagi staigmena laukia liūto ir kokiagi naujiena. Bendros savaitės nuotaikos, savijauta, finansai, šeima, darbas, kokiagi staigmena ir naujiena. Kokios gi bendros savaitės nuotaikos tokios? Vis dėlto pas liūtą galbūt yra truputėlį toks jausmas, kad finansai yra sustoję. Arba kažkokie reikalai, būtent kas susijęs su finansais, taip, su materialiu pasauliu, taip galima sakyti. Tai nesvarbu, pirkiniai, įplaukiantis pinigai, išplaukiantis pinigai, galbūt laukiam kažkokių dovanų, galbūt turim kažką tai pirkti, kažką parduoti. Žodžiu, tokia stovinti situacija. Ir va šita va tokia šią savaitę galbūt iš tikrųjų, kažkas strigs. Niekaip neįmanoma ten kažko tai užbaigti, kažkokio tai susitarimo, pasirašyti kažkokių tai dokumentų, kažko neįmanoma. Dėl kažkokių tokių va trukdžių atrodo viskas, niekaip. Tai va tokia va savaitė,
iš tikrųjų va tokios nuotaikos bus pas liūtą, bet atminkite, įvykiai jie galbūt vyksta, bet jie vyksta lėtai, ne taip greitai, kaip liūtas norėtų. O vis dėlto yra tas dalykas, kad kiekvienam dalykui yra laikas. Galbūt šitas laikas ir yra toksai, tie tempai laiko, jie tokie ir yra, tik tai pačiam liūtui gal norisi visko, kaip sakant, labai greitai. Savijauta vis dėlto liūtai jaučiasi krizėje. Krizinė korta, tai va, tai dėl tos nuotaikos tokios, kad viskas stovi. Galbūt pinigai dėl kažkokių priežasčių neateina, nežinau, premijos kokios dar kažkas. Ir va būtent tai atrodo ir krizinė tokia korta, kad savijauta, kad liūtas jaučiasi blogai, tokia savijauta, kad viskas, visiems pasauliu yra geriau, aš esu vargšas elgeta, kad, žodžiu, tokia krizinė korta tikrai žmogus, kuris jaučiasi labai blogai. Bet tai galima, ta savijauta, neaišku dėl kokių, iš kur jinai čia išprovokuota yra, nes tokia krizinė korta ir tokia situacija, be abejo, mes šnekam apie materialų pasaulį realiau. Bet galbūt žmogus tiesiog dėl kitų priežasčių šitaip jaučiasi. Va būtent finansai, iš tikrųjų finansuose yra kažkokios tai naujos pradžios. Va būtent finansuose liūtai, galbūt jie kažką tai pradeda naujo. Kažką tai pradeda naujo ir tos pradžios jos ganėtinai galbūt neblogos yra, tik aš nesuprantu, kodėl liūtas jaučiasi toje krizėje. O galbūt tie finansiniai tokie planai, galbūt va būtent ir yra ne pagal liūto galimybės, galbūt jie planuoja, kad aš jau kažką naujo pirksiu, kažką tai naujo darysiu dėl to, bet realiai dar jisai tų pinigų neturi, dar jisai tų finansinių galimybių neturi, dėl to tai jis ir yra plėšimasis ir ta tokia krizinė situacija yra. Galbūt jau liūtai yra susiplanavę kažkokius pirkinius ir šią savaitę turi galbūt įnešti pirmą įnašą ar dar kažką tai, o realiai atlyginimo premijos dar negavo. Nes vis dėlto asmeninis gyvenimas, šeima, jausmai, būtent tai yra šeima, tai yra laiminga šeima. Šiaip liūtas gal daro būtent šeimos labui kažką tai ir pačiam jam yra blogai, bet jisai daro dėl šeimos. Būtent darbe galbūt kažkokios tai situacijos, kažkokios, kurie buvo sunkumai, kažkokie finansiniai sunkumai ar kažkokie konfliktinės situacijos darbe. Ar vis dėlto darbe kažkokie nesklandumai, kažkas tai buvo, vis dėlto ateina stabilumas. Ateina stabilumas pas liūtus šią savaitę darbinėje srityje, kažkas tai naujas atgimimas, taip galima sakyti. Tai vis dėlto galbūt pasibaigia kažkokie tai sunkumai ir, žodžiu, prasideda naujas kažkoks tai gyvenimo etapas būtent darbinėje srityje. Ir vis dėlto tai liūtam vis dėlto reikėtų galbūt pačiam apsvarstyti darbinėje situacijoje, ar jis taip pats kažkokių tai klaidų nepridaro, ar pats neišprovokuoja, žodžiu, kažkokių tai dalykų. Ir va būtent, kas nereikalinga, galima sakyti, kas kenkia liūtui, galbūt, kaip sakant, reikėtų tų dalykų atsisakyti, atsikratyti, nes galbūt va būtent ir yra toj finansiniai žmogus jaučiasi krizėje, nes, galbūt pats prisidirba kokių problemų darbe, ir paskiau, kaip sakant, turi problemų, bet šią savaitę vis dėlto stabilumas, kažkokios situacijos turėtų pasibaigti neigiamos ir ateiti kažkoks tai naujas gyvenimo darbinis etapas. Kažkas tai naujo turėtų būti.
Kokiagi staigmena yra? Vis dėlto liūtas gali sulaukti kažkokios tai staigmenos iš vyriškio, iš žmogaus, kuris pilnas energijos, kuris labai moka gerai tiesiog uždegti žmones savo energiją. Ir va ta naujiena, kad vis dėlto kažkokios galimybės yra liūtui, tik tai galbūt reikia žengti žingsnį, kurį jisai vis dėlto niekaip nesiryžo žengti. Būtent, kad atėjo galbūt laikas kažką tai pabaigti, savo gyvenimo periodą pabaigti, tai šitas periodas yra susijęs su finansais, vis dėlto su finansiniais rūpesčiais, arba vis dėlto, žinot, iš tikrųjų, ta naujiena staigmena, galbūt liūtas, kuris planuoja viską šeimos labui, būtent kas yra susijęs su finansais, tai galbūt yra ta staigmena, kad vis dėlto pabaiga, tai galbūt vis dėlto tai nėra tas kelias teisingas ir galimybės, kurias planuoja liūtas. Nes tiesiog galbūt jisai finansiškai nėra ant tiek žmogus šiuo metu galintis sau leisti finansiškai, va būtent kažkokių tai, tiesiog jisai negali sau finansiškai leisti šito gyvenimo ar šitų pirkinių ar kažko tai. Dėl savo šeimos jisai negali. Tai gali būti irgi toks, kad tai pabaiga. Nes liūtas vis dėlto nenori matyti realiai situacijos. Galbūt jisai nenori matyti realiai situacijos, kad jisai šiandien negali šito sulaukti. Nes va būtent šita savaitė yra, kad stovinti, atrodo finansiškai materialūs dalykai stovi, yra atrodo krizė, taip jaučiasi liūtas, bet galbūt jisai turi suprasti, kad šią savaitę yra šitaip. Galbūt šitas projektas, ką jisai galvoja apie savo šeimą, kažką planuoja, visą kitą, tai neįmanoma. Reikia kito, supranta, dalyko. Ir perspektyvos yra geros, bet liūtui reikia galbūt pakeisti savo mąstymą. Liūtui galbūt reikia kažką pakeisti. Perspektyvos yra geros, bet jisai turi žengti kažkokį tai žingsnį, galbūt visai netokį, kokio jisai tikisi ir nori, kuris galbūt jam yra priimtinas. Taip, liūtas toksai. Nu ir pasižiūrėkime mergelę. Pasižiūrėkime mergelę. Vasario 3-9 diena mergelė. Kokiagi nuotaikos šią savaitę mergelių? Savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas ir kokiagi staigmena laukia ir naujiena mergelė. Kokiagi savijauta šią savaitę, kokios nuotaikos? Vis dėlto mergelės tokia savaitė, kad kažkas tai eina į priekį, galima sakyti, kažkokie tai dalykai, ką jūs bedarytumėte, jie po truputėlį duoda rezultatus, eina į priekį. Tai nėra kažkokia stovinti situacija ar dar kažkas tai. Tai tiesiog, galima sakyti, mergelė po truputuką auga. Tokios man nuotaikos. Kažkokie gyvenimo įvykiai, jie po truputėlį eina į priekį ir duoda po truputėlį rezultatus. Be abejo, tas rezultatas nebus toksai galutinis, kokio galbūt tikisi mergelė šią savaitę, kad galutinis rezultatas. Bet, žinot, po truputėlį mes einame savo link savo tikslų ir, žodžiu, nes puikiai suprantame, kad reikalingas laikas kiekvienam mūsų gyvenimo periodui
ir einame į priekį. Tai tokios nuotaikos ir šią savaitę, kad taip mes einame, mes po truputėlį einame, mes po truputėlį augame. Tai vis dėlto gali būti susijęs su kažkokiais vis dėlto materialiais dalykais. Tai materialus dalykas, tai ne vien tik tai pinigai, bet ir kitas rezultatas. Tai gali būti ir studijos, ir mokslai, ir stažuotės, kas paskiau duos mums energetinius mainus. Va būtent savijauta iš tikrųjų, kaip jaučiasi mergelė šią savaitę. Dėl kažkokių priežasčių jos jaučiasi kaip uždarytos narve. Galbūt jos norėtų kažką daryti, bet negali, nes priklauso nuo kitų žmonių. Arba norėtų kažką tai galbūt daryti, keisti, bet juos pačius stabdo jų pačių baimės. Kaip sakant, baimės, įsipareigojimai, auklėjimas. Tai yra mūsų mintis. Pasižiūrėk. Nes vis dėlto šita tokia savijauta yra kažkokia nauja pradžia ir vėl tai yra mintis, kaip sakant, planas atamanas, aš turiu planą dėl savo laimės, bet kažkodėl tai nežinau, kaip elgtis. Žinot, galbūt būtent yra mintis kažką tai keisti, bet galbūt baimė įskaudinti ir kitus. Nenoras įskaudinti kitų ir tu nieko nekeiti, nes kažkaip nenori, kad aplinkiniams skaudėtų. Žinot, žodžiu, kažkokie vis dėlto dalykai yra, kad tiesiog mintis yra, kažkokia idėja yra, kažkas tai dėl kažkokios laimės, taip. Bet vis dėlto ta savijauta, kad aš galbūt negaliu, nes kitam skaudės. Žinot, kaip būna kartais, aš norėčiau išeiti iš to darbo, bet negaliu, nes ką darys darbdavys be manęs, suprantat? Žodžiu, tai yra mūsų mintis. Tai gali būti netgi mūsų mintis, mūsų baimės, mūsų pačių nepasitikėjimas, mūsų pačių baimės, suprantu, dvejonės, abejonės. Šita savijauta tokia yra, kad kažkas naujo mintis yra, bet nežinau, kaip daryti. Finansai, būtent finansinėje srityje yra kažkokios tai paslaptys, kažkokie tai neaiškumai, kažkas tai neaiškaus yra. Būtent tie neaiškumai, kad vis dėlto yra įskaudinta širdis. Tai kas yra? Šią savaitę mergelės, jeigu vis dėlto galbūt kažko tikėjosi, kažkokių tai dalykų iš finansinėje srityje, kažkokių pirkinių, kažkokių tai dovanų, nežinau. Nes kada šnekam apie finansus, tai vis tiek tai gali būti pirkiniai, tai galim išleisti pinigus arba tie pinigai gali pas mus ateiti, taip. Tai būtent kažkokios tai neaiškumai, dėl kažko tai kažkas galbūt atsitiko, neaišku kas, ir vis dėlto įskaudinta širdis lieka mergelėms. Bet tai kažkokios tai paslaptis, kažkoks galbūt melas. Žinot, kažkas tai kažką tai prižadėjo, netesimeluoja, žinot. Būtent tas toksai melas, galbūt kažkas tai prižadėjo kažką turėjo padaryti, kažkas tai kažką tai turėjo nupirkti, kažkas tai kažką tai turėjo parduoti, dėl kažkokių priežasčių to nepadarė ir dabar meluoja, ten makaronus kabina ir žodžiu, ir be abejo mergelės kaip tikėjosi, laukia, jos pasitikėjo, be abejo jos lieka įskaudinta širdimi. Žodžiu, finansuose kažkokios paslaptys, kažkokios tai apgaulės, kažkokie neaiškumai, kažkokios intrigos. Jūsų asmeninis gyvenimas, jausmai, būtent mergelės, tai vis dėlto gali būti susijęs su santuoka. Galbūt šią savaitę mergelės gyvens kažkokio tai gyvenimą dėl sutuoktinio, kažkas tai gali būti susijęs su sutuoktiniu, būtent su sutuoktiniu, su vyru, arba kažkas tai būtent su santuoka susiję. Tai būtent galbūt ir parodo, kad tos baimės, savijauta, nežinai ką daryti, finansai, nežinai ką daryti ir iš vis neaišku, ką daryti. Būtent tai gali būti susijęs su santuoka, arba tai gali būti susiję šią savaitę
asmeniniam gyvenime tokios situacijos, kurios vis dėlto turime laikytis taisyklių, gyventi pagal taisyklės. Ir galbūt šią savaitę va būtent ir mergelės turėtų galbūt suprasti ir vadovautis gyventi pagal taisykles, nes galbūt finansiniai srity kažkokios paslaptys, kažkokie tai dalykai, kažkokios apgaulės, visa kita. Galbūt va ir yra tas įtakotas, kad gal mergelės nelabai laikėsi taisyklių savo asmeniniam gyvenime, galbūt pačios kažko tai truputėlį pridirba. Ir tokia va būtent situacija, va tokia savijauta ir yra. Ir paskui buvo būtent uždarytas narve, nežinai, ką daryti. Darbas darbe vis dėlto kas yra? Galbūt darbe mergelės turi nuosavą šeimyninį verslą, dėl to yra sutuoktinis. Taip? Galbūt va ta santuoka, finansai, paslaptys, visa kita, galbūt tiesiog yra šeimyninis verslas kažkoks tai ir yra susiję būtent su sutuoktiniu, būtent ir darbe. Kažkokie reikalai, kur vėl yra įskaudinta širdis. Bet jeigu tai nėra mūsų joks šeimyninis verslas ir mes savo gyvename, dirbame atskirai, tai vis dėlto darbdavys gali pasielgti taip, kad jūs vis dėlto liksite įskaudintas. Kada šnekam apie darbą, tai yra darbas, mokslai, studijos. Tai vadinasi viršininkas, darbdavys, kolega, kuris yra galbūt už jūs truputėlį aukštesnės kategorijos, docentas, profesorius, mokytojas, tas žmogus, kuris tiesiog kažkokiu būdu įtakoja jūsų gyvenimą, suprantat, kuris yra ta prasme aukščiau už jūs. Tai va, ir va būtent darbe vėl yra įskaudinta širdis. Vis dėlto tai gali būti konfliktinės situacijos, kažkoks tai žodis, žinot, kaip sakant, va būtent tikimės, va finansuose visą kitą tikimės kažko tai, premijos ir matome, kad jos nebus dėl kažkokių priežasčių. Arba tai yra kažkokios tai konfliktinės situacijos, arba, bet kas darbe gali mus įskaudinti, bet kas gali įskaudinti mus moksluose, ne taip žodis pasakytas ir mums skauda, tai čia žinot. Ir va būtent staigmena ir naujiena, va būtent staigmena bus kažkokia tai mažytės konfliktinės situacijos. Ta staigmena bus tokia, kad galbūt išprovokuos mergelių tokią situaciją, kad, taip užpyks, susinervuos, suprantat, tokias emocijas, tokias mintis, kad galbūt nueisiu, pasakysiu, padarysiu, aišku, čia galbūt šitoj situacijoje šitą savaitę, galbūt va, lieki skaudinta širdimi iš savo darbdavio ar dar kažko, tai ta nauja tokia staigmena, ko aš nesitikėjau, be abejo, aš biškelį užsibangavau ir noras toksai pakonfliktuoti yra, tai yra normalu. Ir va būtent ta naujiena, būtent dėl ko, ką mergelės nenori paleisti ir laiko apsikabinusios, suprantat. Tai kas patinka mergelėm, tai čia gali būti bet kas, šnekam apie jausmus, apie finansus, apie darbą, nesvarbu apie ką. Ir va būtent dėl šito dalyko vis dėlto bus kažkokia tai naujiena, bet tai bus staigmena. To mergelės nesitikės. To mergelės nesitikės, bet vis dėlto šitas dalykas yra kažkokia tai nauja pradžia. Iš tikrųjų, ką mergelės nenori paleisti, tai yra kažkokios galbūt jų kažkokie planai gyvenime ar dar kažkas, tai gali būti susijęs su vaikais, su nauja pradžia, su laime. Ir vis dėlto tai gali būti susiję vien dėl to, kad pačios mergelės yra mamos arba dėl mamų susiję. Kas čia mano telefonui darosi? Žodžiu, tai va tokia naujiena, va ko jie nenori paleisti, suprantat. Ir kažkokios mažytės konfliktinės situacijos gali būti. Tiesiog,
žinot, kaip sakant, nu, nesitikėjai, va, kažkokia sunervavo. Tai va, tai tokia mergelių savaitė. Ir pasimatysime kitą savaitę. Iki.